vėlgi, kad šiek tiek dvelgtų bent jau tuo natūralumu. Ir aišku, mes čia turime akustinius baldus, būtent, kad galėtumėm daugiau susikurti ramybės, jeigu dalyvauja tame poilsio zonoje daugiau dalyvių. Na ir šiek tiek, aišku, augmenijos, ateityje turime dar vizijų, kaip pasigerinsim ar pasidailinsim, bet kol kas neišduosim paslapčių. Tikrai bus pagerinta dar daugiau. Staigmena. Gal Virginija kažkas turi klausimų, gal norėtumėt kažko pasiklausti apie pačius darbus, nuo ko pradėjote, kaip sekėsi susitarti dėl bendros kompozicijos. Komandinis darbas, komandinis. Pirmiausia, pirma užduotis buvo komandinis darbas ir surasti koncepciją bendrą, kad nebūtų taip, kad vienai komandai gerai, o kitai blogai. Tai čia yra sunkiausia. Mes visi žinom, kad komandose dirbti yra sunku. Nu, po to savaime įsigvildeno tema. Ir manau, kad žiūrint aišku, atidirbo metodiką, kaip tai padaryti, kokie klijai, kaip ant ko pakabinti, pašvietimas, kad tiktų. Ir po to jau bandėme klijuoti, aišku, ten įvairių tų techninių dalykų buvo, kaip sakyt, visur yra ta staigmena ir nenumatyti dalykai. Tai ir mums tas pats buvo, bet viską galima ištaisyti. Tai dėl to mes ir mokomės. Ir geriau mokomės mokymo įstaigų, negu jau išėję į gamybą ir kad jau nebūtų fiasko patirta jo gamyboje, kai jau tu esi diplomuotas floristas. Kadangi mes dar nesame diplomuoti, dar mes turime kur augti. Taip, tai mes jau manau, kad neblogai pasidarėm šitą dalyką. Ir šitas, kaip ir jūs direktorė minėjot, kad tai yra gan tvaru ir ilgaamžiškesnis dalykas, nes stabilizuotos samanos, jos yra prigirdytos glicerinų dažais ir jos ilgiau išliks tokios estetiškos. Tokie mūsų. Tai ar galiu teikti, kad paaugote visi kartu komandoje dirbant? Aš tai džiaugiuosi už tą paaugimą tikrai, nes mano visada tas tikslas, kad komandinis darbas, nes išėjus į gamybą, į praktiką, yra jau susiduriam šito. Aš iš patirties žinau, kad pirmiausia tai yra komanda ir kad vienas kitą girdėti. Dabar užleidžiame. Mes ir dviese liko.